atrodo? Man atrodo, kad nėra vieno žmogaus tarp jūsų. Taip, mūsų Raimundėlis yra išvykęs, bet mes čia tiltą tokį padarėm, galbūt galima pajungti. Ta prasme, kad jo čia nėra, bet mes jį matysim. O kuris yra išvykęs? Taip, jis išvykęs iš Škotiją šiuo metu. Aš paprašyčiau techninių tarnybų paruošti tiltą su Škotija. Dabar pat, galime tiesioginį pasijungimą. Jeigu viskas gerai, mes tu matysime jį ekranuose. Atrodo, kad... Taip, atrodo. Alio, Raimundėli, ar girdi mane? Ar girdi? Tata, привет! Labą dieną! Kaip aš jūsų visų pasiilgau! Va, kiek žinokit, čia visokių daug gražių dalykų, va, susipažinau daug turiu draugų, va, bet kas keisčiausia, tata, kiek čia mergų, va, Edita. Raimundėli, būk atsargus Škotijoje, žinok, jeigu su Sijonu nebūtinai merga. O kaip tave įleido į Didžiąją Britaniją? Klausyk, mielasis, ar neturėjai problemų muitinėje? Mūsiškius ten vis parsiunčia paprastai, a? Raimundėli, Raimundėli. Alio, Edita. Nu, Raimundėli, girdžiu aš tave puikiai. Nu, problemų buvo, galima sakyti, jos visai nedidelės. Suprantat, pirmą kartą nenorėjau manęs įsileisti, todėl, kad aš netitikau jų rūbų stiliaus, va. Tai gavau rūbus, susiveikiau, kaip matot, sijonas, kelnes, kelnių nėra. Va, mane atrado bagažo skyriui, lagaminėm. Pasikvietė du muitininkai pas save į kabinetą, kaip turi būti primuitino, va. Bet paskui įsileido. Edita? Raimundėli, aš rūpinuosi ir spėsi grįžti šiandien, čia bus balius lapėse didelis. Aha, ar grįši? Kaip aš nesuspėsiu, todėl, kad mūsų laida ketvirtadienį ir aš privalau grįžti. Jeigu tie patys muitininkai neprisimuitins, va, prie manęs. Edita? Sakau, ką tu ten veiki, Raimundėli? Ką tu ten tu iš Škotijoje veiki? Gerai, tai pasakysiu. Suprantat, aš dabar Škotijai ieškau humoro pėdsakų, škoto humoro pėdsakų, va. Kaip suprantat, kaip matot, sekasi gan sunkiai, nes pėdsakai vien tik tai škotų ir aviganių. Bet tikiuosi, kad palengvės, va. Ir nenustebkit, jeigu kartais grįžčiau ten, kur mano pėdsakai dar neatšalė. Klausau, Edita. Raimundėli, nieko baisaus noriu tau tiesiog padėkoti. Mes čia tęsėme LNK sezono uždarimą ir ačiū tau, kad kalbėjaisi. Mes linkim tau atidarimą, atsiprašau, visai nusišneku. Raimundėli, susijaudinau, tiesioginis eteris. Aš norėčiau pasisveikinti ir atsisveikinti su visais. Teisingai viską pasakiau. Eilės jums. Raimundėli. Kodėl išsakot raudomis? Juk aš lieku visuomet su jumis. Ate. Raimundėli, sudie, lik sveikas. Nes tu dainuot pradės. Ir dainuot pradės, nedaug dievė, bet to kainuoja. Brangu, Raimundėli. Raimundėli, mielasis. Ačiū škotams. Raimundėli, ačiū, baigiam, dėkui tau, mielasis, ačiū. Jeigu tiek tarnybos girdi, tai jau galima ir išjungti. Ačiū. Viskas, ačiū. Tai buvo nepakartojama humoro šou, nosis LNK. Iš tiltos iš Škotijos. Bet sako, jie moka tik juokauti ir prašė nepateikti jokių klausimų, nes nežino, kaip atsakyti. Ne, mes mielai atsakysim. Mikrofoną gal. Gal turim skambučių, mes mielai atsakysim. Ar yra kas nors paskambinęs mums? Skambina gal Raimundėlis iš Škotijos. Čia norėtumėm pasakyti žiūrovom, mes mielai atsakytumėm, bet labai skuba čia visą LNK, nes jau baigėsi transliacijos laikas. Niekas nesibaigė. Jeigu yra klausimų, taip pat skambinkit, mes taip pat leisim juos pateikti. Klausimų, mielasis, ačiū Dievui nėra. Ačiū jums visiems, jūs buvot puikus. Pablogime nosį. Na ką, kadangi jie tokie nekalbus, tai jie kaip kompensacija visiems čia esantiems ir televizijos žiūrovams paruošė siužetelį apie save. Taigi, apie gyvenimą. Nosis, siužetas ir jų gyvenimas.